Žinau, ar groteskas yra stilius, ar tai yra šiaip kalbėjimo būdas, vaizdavimo būdas. Aš tą skaičiau enciklopedijoje internete. Atsiverčiu groteskas, vaizdavimo būdas. Galvoju, kas yra vaizdavimo būdas, o kas tada yra stilius? Stilius Kažkokių priemonių visuma? Priemonių visuma ir, aišku, Metaforos, dažniausiai jo, kai mes kalbam apie stilių, tai kalbam apie kalbą, tą tokį neįvardyjimą ar neapibrėžiamą dalyką, kas yra kalbos jausmas. Tada iš esmės yra, sakykime, Kalbos jausmas geras dalykas. Turinio atmosfera. Dirbtinis intelektas niekada nesupras, kas tai yra. Niekada, va tas. Ir stiliaus jis tokio niekada nepamėgdžios. Pamėginkit įdėti, sudegs kompiuteris. Reiktų pabandyti, nebandyti? Aš net nežinau, kaip įjungti tą daiktą. Ta, ChatGPT, kas čia per pasakymą. Tai matai, stilius yra ir kūrinio atmosfera, ir kūrinio organizavimo būdas. Ir tada galime diskutuoti, ar kūrinio organizavimas yra kartu ir vaizdavimo būdas. O taip nekyla kartais įtarimas, kad, pavyzdžiui, visokie tokie straubliai rašytojai dangstosi stiliumi, nes nemoka normaliai papasakoti kietos istorijos? Ne, aš manau, kad kaip tik yra atvirkščiai, kad dabar... Aš negaliu, man tokius padarė, kad tai skaityčiau ir matyčiau kompiuterį. Tu toliau sėdinė kompiuterio ekranas ir tu man liejasi. Gal neblogai? Aš nežinau. Akis suka. Tai prasme, aš nutraukiau, kas dėl stiliaus? Aš manau, kad yra atvirkščiai, kad dabar daug kas nemoka parašyti gerą. Ir tada daug kas rašo siužetą. Ir aš net, pavyzdžiui, niekad negalėčiau pasakyti, kaip tas stilius atsiranda. Nes, pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau papasakoti, kaip aš rašau, aš neatsimenu. Būna transas koks nors. Ir tai ne juokai, tai iš tikrųjų tai būna. Net ne visai taip. Bet, pavyzdžiui, jeigu ten kaip būna autobiografija, sako, ar ne, labai mėgsti tą, koks čia žanras čia autofikcija. Man kažkaip labai skamba kaip žmogus, kuris ten kariasi ir daro reakciją. Ne tas pats čia? Bet aš tau galiu paaiškinti, kuo skiriasi nuo autobiografijos. Nuo ko? Nuo autobiografija, kaip sako autofikcijos tyrėjai. Jinai yra rašoma gyvenimo pabaigoj, kai tu jau apmastai savo gyvenimą, bandai suvokti savo pasiekimus, įsivardinti... Bet dabar visi rašo nuo 25 metų savo autobiografijas. Tai va, o autofikcija yra, visų pirma, literatūrinė autofikcija, visų pirma, turi personažo vardas sutapti su autoriaus vardu. Tai šitoje knygoje mes... Bet, pavyzdžiui, Kastytė ir Jūratės juk netapatini save su Kastyčiu. Mano šeimos gydytojas tapatino visą vaikystę, jo. Psichopatų. Jis ieškojo visada Kastyčio ten, aišku, ir klausdavo manęs, ar aš esu žmogus. Tai žodžiu, ir yra rodomas trumpas epizodas gyvenimo. Tai tarkim, jeigu mes kalbam apie knygą, romaną, kaip aš mečiau, epizodas yra trumpas. Pasakotojas sakytas. Epizodas kuris? Epizodas, pasakotojo epizodas, kad jis iš esmės bando mes trūkyti, ar ne, per visą romaną. Bet nėra taip, kad tas gyvenimo pabaigoje apmąsto visą savo tą. Nors jisai mąsto, kai grįžta ten pastovi, yra kelionė laiku. Ir tavo mintis savo apie Walterį Benjaminą ir jo įvykį, kur ar ne, dabartis, praeitis, ateitis, viskas yra viename. Aš praktiškai kaip ta jo aprašyta Odisėjo Penelopė, ten jinai, reiškia, būdavo dieną audžia, naktį išardo, o aš atvirkščiai. Naktį miegu, o dieną audžiu. Ne visai taip, bet supratot mintį, ar ne? Norėjau pasakyti, kad kas atsitinka man su ta autobiografija, reiškia. Aš, sakykime, noriu kažką autobiografiškai parašyti, bet aš ne Tomas Venclova ir nieko neprisimenu iš savo gyvenimo. Aš turėjau jį prasimanyti visą, nes aš nieko neatsimenu. Dokumentų jokių nėra. Aš tik tai turiu gimimo tokią kortelę, kur parašyti 3,5 kg. Man turi pagimdyti tiek mėsos. O gal 4,5, nes aš atsimenu baisėjausi, kaip galima išstumti tokį žmogų. O žodžiu, ir viskas. Bažnytinės knygos sudegė. Kas ten mokykloje, kažkokie albumai, kuriuose nėra informacijos jokios. Universitete aš nieko neatsimenu. Gėrėmis laikalus. Žodžiu, su
Bet ką aš norėjau pasakyti, kaip atsitinka ta autobiografinis, koks nors, pavyzdžiui, ten yra tokių personažų, ten Tapylė, ten reiškia yra Mieželaitis, ar ne, ten tokie yra spalvingi labai, Raugo Vyšnios, ten reiškia Makštutis, tokia keista, įdomi pavardė. Jis buvo pienininkas, kuris buvo įsimylėjęs Rozą, man atrodo, ar ne. Ir kai važiuodavo pro Raugo Vyšnios krisdavo į tą pieną ir makaluodavosi ir išeidavo kažkas labai gražaus, neatsimenu kas, ar kompotas, ar kažkas grietinėlė su vyšnėmis. Jo, fantastika. Tai iš esmės viskas atsitinka iš kažkokio labai mažo fragmento. Sakykime, Mieželaitis iš tikrųjų buvo toksai traktorininkas, kuris labai mėgdavo deklamuoti eilėraščių, bet daugiau aš nieko neatsimenu. Bet aš viską padariau, visą jo personažų liniją iš to vieno dalyko. Iš tai, kad buvo žmogus, kurį visi vadino Mieželaičiu, nes jisai mėgo deklamuoti eilėraščius, o žmonėms tuo metu mano krašte žmogus, kuris deklamuoja eilėraščius, buvo Mieželaitis. Ne Marcinkevičius, kažkodėl, nežinau kodėl, tai nuo regiono priklauso. Skurdus kraštas Aukštaitija, dėl to gal. Šiaip jeigu nuo regiono, tai žmogus regione labiau Baltušis buvo. Baltušis ne poetas? Nu taip. Bet aš, pavyzdžiui, skaitydama kažkodėl iš karto vizualizavau obelius. Kodėl? Dėl to, kad žinai, kad aš iš obelių. Taip. O jeigu nežinotum, tai visiškai nežinotum iš kur. Bet matai, yra bėda, kad aš ir obelius žinau. Irgi blogai. Ir blogai, ir dabar ta Tapylės parduotuvė man iškart neramu čia kuri. Ta Juokingiausia, posūkio aš į visada Daugpilį. galvoju, kad Tapylė yra toks vardas žmogaus, o pasirodo, kad reiškia ta, kuri pylė, ta prasme, ta, kuri įpila. Ai. Jėzus, Anaipūra. aš senatvėj supratau, kad aš visą gyvenimą klydau. Eina savo, kažkaip nusivylimai. Bet mes vėl nukrypom nuo knygos ir mes jau užknysom visus. Užknysom? Čia mes taip kalbame, suprantate, apie knygą, nes iš esmės... Labai geras klausimas apie intertekstualumą. Manęs viena protinga moteris sako, tavo knygos intertekstualumas nekrenta į akis. Aš galvoju, viešpatį mano, reikia pažiūrėti, kas tai žodinė, kas yra žodis intertekstualumas. Nes aš labai seniai mokiausi universitete ir nebeatsimenu žodžių. Pasirodo, kas yra intertekstualumas? Intertekstualumas, profesorė. Pagal apibrėžimą? Aha. Poststruktūralistinė literatūros teorijos ir kritikos samprata. Iš tikrųjų, tai intertekstualumo terminas yra pasitelkiamas apibūdinti teksto dialogų fenomeną. Tai reiškia, kokius tu kitų tekstus kažkokiu būdu įkorporuoji į savo tekstą. Tai ar galima prelegento knygą, ar aš prelegentas galiu? Jeigu nori. Mane kažkas palygino su Nausėda šiandien. Vos nežaktelėjau. Ar galima sakyti, kad, pavyzdžiui, šiai knygai tam tikrą prasme yra būdingas intertekstualumas? Tai aišku, nes ten pastoviai prabėga Harmsas, Senė. O. Radauskas. Aha. Dostojevskis. Vadinasi, skaitytoją, kuris nėra labai išsilavinęs, gali erzinti. Aš nežinau, čia reikia klausti skaitytojų. O tu manęs irgi visuomet klausi, o kaip jūsų skaitytojas priims šitą knygą? Aš neklausiu, taip niekada. Mane šiandien Panorama klausė. Tai ne aš. Visą laiką klausė. O kas yra skaitytojas? Kas jūsų skaitytojas? O kas jūsų skaitytojas? Aš sakau, nežinau, kas mano skaitytojas. Man spėjau, 10 000 yra. Teresės knygas susirinktų. Žodžiu, Bet man tada yra įdomiau, kaip tie tekstai tau ateina. Intertekstai. Aš viena man tokia buvo tragedija, aš skaičiau parsinešęs iš leidyklos.